Beveik 400 eurų už vieną vaiką. Kaip gauti valstybės pažadėtus pinigus? Na, visų pirma, pakalbėkim apie darbą. Ir tėvelis, ir mamytė turi dirbti. Taip pat turi dirbti auklė ir dirbti legaliai, kad galėtų pristatyti dokumentus. Taigi, nuo auklės atlyginimo yra kompensacija šiuo metu 364 eurai už vieną vaiką. Kokiu atveju kompensacija mokama? Ar vaikas gali lankyti darželį arba mokyklą? Ne. Tik tai tokiu atveju, jeigu auklė yra samdoma tam, kad mamytė ir tėvelis galėtų išeiti į darbą, kompensacija bus mokama. Kur pristatyti visus dokumentus? Į savivaldybę. Kada mokės pinigus? Nuo 2025 metų.